Sveiki bičiuliai, dar viena darbo diena, dar vienas krovinukas. Žiūrint į krovinuką, netrodo, kad būtų reikalaujami kažkokie tai ypatingi higienos reikalavimai, bet ne šiuo atveju. Priekaba turi būti būtinai išplauta. Krausimės kompostą šampinjonams. Šampinjonų augintojų Europoje tikrai netrūksta. Teko jų daug matyti ir Nyderlanduose, Prancūzijoje, Vokietijoje. Šį kartą vešiu kompostą į Ispaniją. Važiuojam apniukusią Belgiją su savo laivais ir pakeltais tiltais. O viduryje Belgijos ir sniegelį pamačiau, ko nebuvo pradžioje įvažiavus iš Nyderlandų. Na va, Prancūzijoje visai neblogai. Sniego nėra, orelis gražus. O pavažiavus giliau į pietus Prancūzijoje prasidėjo lietutis. Štai paskutinė Prancūzijoje mokesčių surinkimo vieta už kelius. Tokie būna siauri įvažiavimai, reikia labai prilėtinti. Įvažiuojam į Ispaniją. Iš Prancūzijos į Ispaniją įvažiuojant pasitinka aukštas ir platus kalnų ruožas. Tai yra Pirėnų kalnų masyvas, besitęsiantis nuo Atlanto vandenyno, kurioje pusė dabar aš ir važiuoju, iki pat Viduržemio jūros. Ties Atlantu Pirėnų kalnai yra žemesni ir jie paskui pereina į Baskų kalnyną. Važiuoju Pamplonos kryptimi, kelias vingiuoja viadukais ir tuneliais. Šiame regione daug labai miškingų kalvų. Įspūdingi statūs šlaitai. Iš Baskų krašto jau važiuojant į Navaros regioną, jau kraštovaizdis tampa atviresnis. Čia matosi Pamplonos miestas. Nu, čia matome labai įdomų statinį, pastatytą 18 amžiuje. Tai yra akvedukas. Pamplona buvo aprūpinama vandeniu. Šiuo momentu, kai filmuoju, yra vasario 12 žiema, bet į žiemą tai visai nepanašu. Išsimiegojom ir anksti ryte kylam toliau į tikslą. Pas šampinjonų augintojus. Ryte temperatūra nenudžiugina, 4 laipsniai tik tai šilumos, nors dieną mačiau prognozę, kad bus 17. Kaip vasario mėnesį, tai 17, manau, visai neblogai. Atvažiavau pas ūkininką. Šampinjonų auginimo patalpos didelės, kaip ir pas visus ūkininkus, bet privažiavimai tai būna dažniausiai prastesni. Atbulom turėjau įvažiuoti palei griovį kažkokį. Iškravimo procesas vyksta, net dūmai rūksta. Bet dirbant ir prašvito, galima apsidaryti, kur mes čia randamės, tarp kalnų ir sodų. Na, čia parodysiu ankstesnį darytą video. Išsikrovinėjau kompostą kažkur tai Nyderlanduose. Čia viskas aiškiau matyti. Taigi apskritai šampinjonai auginami specialioje substrato dirvoje. Būtent šitas kompostas, kurį atvežiau. Ir virš komposto dedama durpių danga, ta juoda, kuri padeda palaikyti drėgmę ir sudaro tinkamas sąlygas grybams augti. Na, o šitas substrato maišymo aparatas jau kažkur Prancūzijoje. Šampinjonų auginimo dirva klojama į specialias lentynas. Jos maždaug apie 1 metrą su trupučiu pločio. Ilgis būna įvairus, priklausomai nuo patalpų. Aukštis ir tokias daugiasluoksnės, paprastai būna 4-6 aukštų. Jos matosi išdėstytos taip, kad būtų patogu prieiti tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Kartais pasitaiko ir tokie gabalai komposte. Na ką, šiam kartui tiek. Apie grybus pakalbėjau.
Važiuojame toliau nuotykių ieškoti. Čiau.